Sveiki visi. Šiandien pasidalinsiu super gerų instrumentu, kaip išmokti pastebėti savo mintis bei valdyti dėmesį. Tikriausiai žinote jau, kad ten, kur mūsų dėmesys, ten teka ir energija. Tai ką tai reiškia? Jeigu aš esu susikoncentravęs, pavyzdžiui, į džiaugsmą, laimę, gausą, turtą, harmoniją, pavyzdys, tai mano energija, mano veiksmai, mano mintis, mano dėmesys, mano darbai krypsta į tą pusę. Jeigu aš esu susikoncentravęs į negatyvą, jeigu mano dėmesys yra negatyvė, pavyzdžiui, į neapykantą, nepasitenkinimą, skundimąsi, į neigiamus žodžius ir taip toliau, aš esu visas susitelkęs į tenai, man ateina tokio lygio mintis, mano veiksmai yra tokio lygio ir aš einu į tą pusę, tiesiog energija eina į tą pusę. Todėl dėmesį yra ypatingai svarbu išmokti kokybiškai valdyti. Taigi šiandien pateiksiu pratimą, iš esmės tai yra vienas pratimas, tik dvi skirtingos variacijos, kaip jį galima atlikti. Labai rekomenduoju skirti laiko, kartą, 2, 3 per savaitę, kiek turėsite kantrybės, lavinti šį sugebėjimą. Jis tiesiog pakeis jūsų gyvenimą. Jis taip pat pakeitė ir mano gyvenimą. Aš tai dariau kas antrą dieną ir pakankamai ilgai. Gerai, pradėsime tada. Šitas pratimas yra labai paprastas. Tai reiškia, pirma jo versija. Atsispausinkite popieriaus lapą arba tiesiog ant balto popieriaus lapo nusipieškite apskritimą. Aišku, pakankamai stambų apskritimą, kurį galėsite pasikabinti ant sienos. Susiraskite savo namuose vietą, kurioje jūs galite patogiai atsisėsti, įsitaisyti patogiai, kad būtų kūnas atsipalaidavęs, be įtampos. Ir priešais, kad galėtumėt matyti ir pasikabinti tą baltą popieriaus lapą, kuriame nupiešėte apskritimą. Tai gerai, įsipatoginote, radote vietą, pakabinote pavyzdys ant sienos tą apskritimą, ką toliau darote. Įsivaizduokit, kad aš pakabinau šį apskritimą ten, kur yra kamera ir dabar tiesiog stebiu kamerą. Esu atsisėdęs, šiuo atveju aš stoju, bet jūs esate atsisėdę ir stebite. Tiesiog stebite tą tašką, nieko nekalbate, niekur nesidairote. Tiesiog stebit tašką. Jūsų tikslas, stebint tašką, pastebėti, kas vyksta su jūsų mintimis ir dėmesiu. Štai kas gali vykti. Kai jūs stebite tašką, jūsų užduotis ir tikslas yra susitelkti į tašką. Susitelkit. Ir mintis pradės jūs blaškyti. Bandys ištraukti iš jūsų tikslo, bandys nuvesti kažkur kitur. Pavyzdžiui, jūs sėdite, žiūrite į tašką, o iš tikrųjų mintise svajojate, kaip norėčiau valgyti, kaip būtų skanu. Ir jūs esate jau nebežiūrite tašką, jūs dabar stebite savo mintis, pabėgote nuo savo tikslo. Jūs mintis paėmė ir ištraukė nuo jūsų tikslo. Taip vyksta ir gyvenime. Mes susitelkėme, kad norim, pavyzdžiui, išsilaisvinti iš rūkymo, neberūkyti, norime kažkokių kitokių dalykų, norime uždirbti daugiau santykių ir taip toliau. Ir mus ištraukia iš tų mūsų tikslų, mūsų mintis. Tai viena iš labai svarbių priežasčių, ką verta išmokti. Taigi, pradedat stebėti, jūsų tikslas yra ne pykti ant tų minčių, ką mes dažnai darome. Jos jeigu atėjo ir pavogė jūsų dėmesį, tiesiog pradėjote apie kažką tai svajoti, tarkim, stebite, ką reikėtų šiandien sutvarkyti, ką galima šiandien būtų nudirbti, tokios jūsų mintis. Jūsų tikslas nepykti ant tos minties, o susivokti, kad aš dabar pabėgau nuo savo tikslo ir grįžti. Tiesiog grįžtate prie tikslo. Svajojate apie kažką tai, ne, aš grįžtu. Ir vėl susitelkite į tašką ir stebite jį. Pradeda eiti mintis kitokios. Kaip nuobodu čia sėdėti, kiek man dar reikės sėdėti. Nuvyjate jas, sakykime, įsivaizduojat, kad išvalėte, sėdite toliau prie taško. Arba tiesiog nekreipiate dėmesį, leidžiate jiems būti. Bet jeigu mintis jūs pagavo ir nuvijo jūsų dėmesį nuo taško, jūs pamiršote, kad žiūrite tašką, užsisvajojate, bet pastebėjot, prisiminėte,
grįžkite. Toks yra visas pratimo tikslas. Tiesiog sėdėti ir stebėti tašką. Jeigu pabėgo jūsų dėmesys, grįžti. Pabėgo, grįžti. Pabėgo, grįžti. Arba pastebėti tiesiog mintis, kurios praeina, nepabėgant, neprisirašant prie jų. Jūsų tikslas yra kuo ilgiau stebėti tą tašką, nepabėgant kažkur tais kitur, kad mintis jūsų nepagriebtų. Jeigu jos eina, kad praeitų, sakykime, kiaurai jūsų neišblaškant, nepametant jūsų tikslo. Jūsų tikslas yra stebėti tašką. Viskas. Dieną, 2, 3, 4, praktikuokite šitą savaitę, mėnesį ir matysit, kaip pasikeis jūsų gyvenimas. Kiek jūs padėsit visko pastebėti, kaip jums bus lengviau gyventi, nes jūsų mintis taip nebeįtakos. Nes dabar, jeigu kažkas įvyksta, jūs iškart prie tos minties prisirišote, o jeigu tas tada pasijungia emocinis fonas ir viskas tampa labai sudėtingas gyvenimas. Todėl atlikite šį pratimą, treniruokite, pamatysite, kaip tai yra nuostabu. Tai žiūrėjimas į tašką yra vienas variantas, antras yra variantas visiškai tas pats, visos tos pačios užduotis, tik stebėjimo objektas. Stebėjimo objektas gali būti kas tik nori. Gali būti nuotrauka, gali būti lempa, nebūtinai taškas. Tiesiog su tašku paprasčiau yra, daugiau nieko nėra, neblaško. Pavyzdžiui, žiūrint į paveikslą, gali pradėti eiti mintis apie paveikslą, o taškas tuščias yra tiesiog lengviau į jį žiūrėti. Bet jeigu norite šiek tiek įdomesnio žiūrėjimo, sakykime, pradžiai pasipraktikuoti, galite stebėti liepsną. Reiškia, užsidega tokią nors žvakę, kuri jums patinka, ir taip pat kaip stebėjot tašką, stebite liepsną. Nieko jums daryti daugiau nereikia, stebite liepsną taip pat kaip su tašku. Jeigu pabėgo mintis, grįžtat prie liepsnos. Pabėgo, grįžtat prie liepsnos. Jau svajojate, čia ką rytoj dirbsite, grįžtate prie liepsnos. Ir pabandykite taip išsėdėti 10, 15, pusvalandį. Aš kai pradėjau, man buvo 5 minutės iššūkis taip išsėdėti. Tiesiog ant tiek aktyvi galva ir aktyvus protas. Bet paskui jau išmokau 40, 45 ir net valandą laiko taip išsėdėti. Tai davė treniruotis. Tai tiesiog rekomenduoju tai treniruotis, pamatysite, tai tiesiog nuostabiai keis jūsų gyvenimą. Vienas dalykas, jūs tapsite ramesni, jūsų protas bus aiškesnis, tai taip pat yra meditacija ir gilins jūsų koncentraciją. Pavyzdžiui, jums reikia daryti kažkokį tais darbą, jūs sugebėsite ilgai jame išbūti ir ne taip pavargti, nesiblaškyti, būsit ramesnis, labiau koncentruotas. Ir išmoksite valdyti savo dėmesį. Kaip sakiau, jeigu jūsų mintys, emocijos, jausmai krypsta į negatyvą, tai reiškia ir prastesnę to pačiu gyvenimo kokybę, jūs galėsite grįžti prie savo tikslo. Tai pavyzdžiui, aš einu į šviesą, aš einu į džiaugsmą, aš einu ten, kur gera, aš einu į didesnį uždarbį ir taip toliau. O jeigu nėra šio valdymo, tai jūs einate ten, kur jūs veda jūsų mintis. O jeigu išmokstate tai valdyti, jūs pradedate vesti savo dėmesį. Ten einu, čia man nereikia, aš ten einu. Tai yra labai svarbu, todėl rekomenduoju dirbti su šio pratimu, daviau kelias variacijas ir noriu palinkėti jums kuo didesnės sėkmės, laimės, džiaugsmo ir ramybės.